Sveiki. Noriu supažindinti Jūs su pagrindiniam naujienom, kurios Jums bus įdomios, naudingos žinoti, na ir galbūt apie kažką pagalvoti. Ir kągi, štai ketvirtadienį, penktadienį vyksta Europos vadovų taryba. Klausimai keli yra, tai pirmiausia Ukraina, prezidentas Zelenskis atvyko pristatyti beje savo taikos planą, kalbos apie tą paskolą iš palūkanų užšaldyto turto. Taip pat darbotvarkėje yra įvairių sumanimų, kai kurie sako, kad bus labai sudėtinga įgyvendinti, ypatingai jeigu Jungtinės Amerikos valstijos atsisakys savo dalies ir panašiai, reikės padidinti ES dalį čia. Taip pat klausimai susiję su konkurencingumu bus, žinoma, apsvarstyti. Na ir, kaip nebūtų keista, tikrai labai rytų Europai skiriamas dėmesys situacija Moldovoje ir Sakartvele. Na, matysime, tikėsimės, kad vadovai sutars. Beje, kai kurios valstybės narės jau indikavo, kad irgi kels papildomų klausimų, pavyzdžiui, Meloni dėl migracijos ir taip toliau. Susitikimai šitie reikalingi, dažnai tekstai yra tik tai bendri ir nesimato jokių aiškių sprendimų, ypatingai įsipareigojimų iš kai kurių valstybių narių. Tai pirmas, beje, vadovų tarybos susitikimas pirmininkaujant Vengrijai, kuri irgi neypatingai savo veiksmais padeda šitoje srityje. Šią savaitę Van der Leyen išsiuntė laišką visoms valstybėms narėms dėl migracijos politikos. Kaip aš jums minėjau ir anksčiau, labai jaučiasi, kad galbūt migracijos politikos įgyvendinimas ar peržiūra šiek tiek jaučiama politiniuose kuluaruose, apie tai daug šnekama. Ką pasakė Van der Leyen? Pirmiausia, paspartinti kai kurių migracijos pakto susitarimų įgyvendinimą, pavyzdžiui, grąžinimas, greitesnis priėmimas, tam tikras solidarumas tarp valstybių narių, bendradarbiavimas su trečiosiomis valstybėmis, neišvengiamas ypatingam Viduržemio jūro. Paminėsiu, kad štai 2024 metais 2/3 migrantų į Europą patenka per Viduržemio jūros, kitaip sakant, regioną, nustatyti kanalai ir panašiai. Kova su vėl jau klasikiniu tapusiu su prekyba žmonėmis ir panašiai. Tam tikrų readmisijos susitarimų pagilinimas ir pilnesnis įgyvenimas. Beje, tarp kitko, įdomus skaičius, 20% iš deportuotų sugrįžta į Europos Sąjungą. Kitaip tariant, ši tema grįžta, apie ją mes matyt kalbėsimės dažniau, tai yra neišvengiamas dalykas, jaučiamas galbūt ir kitoks politinis klimatas ES, bet svarbu neprarasti galvos ir iš tiesų įgyvendinti tai, kas yra reikalinga, o ne vien tik tai imituoti, kad mes kalbamės apie sprendimus. Tai 14 spalio Briuselėje susitiko arba įvyko tiksliau ES ir Arabų įlankos valstybių, kurias sudaro beje 6 valstybės, susitikimas. Nedažnas, nebūtinai pats lengviausias, su tam tikrais lūkesčiais, bet susitikimas įvyko. Pasakysiu atvirai, vienas iš pagrindinių klausimų tai buvo Arabijos Crown Princo, to, kuris yra kaltinamas Džemalo Kašogi, kaip žinia, opozicijos žurnalisto Saudo Arabijos nužudimų Turkijoje esančiame Saudo Arabijos konsulate. Na, kaip žinia, jam buvo pateikti kaltinimai, atrodo įrodymai yra ir tai buvo galbūt bandymas princui nusivalyti savo veidą, išsaugoti savo veidą. Jis dalyvavo visuose susitikimuose, nuotraukose šypsosi ir panašiai. Kągi, kiekvienam savo čia, kaip galėtumėm pasakyti. Žinoma, kuveitiečiai ir katariečiai tikėjosi vizų palengvinimo režimo. Nelabai tai įvyks, ypatingai Katarui, kurio pavadinimas dar vis besitęsiančio, sakyčiau, skandalo, ypatingai įtraukusio Europos parlamento viduje. Prekybiniai susitarimai, matyt, irgi, ko gero, nelabai jau matosi. Ir ko nepavyko matyti ES, tai bent jau aiškesnės kalbos dėl sankcijų Rusijai apėjimo. Iš esmės kalba atkartoja jungtinių tautų tekstus, kurie yra skylėti, labai bendri. Kągi, nuotraukos gražios, susitikimas įvyko, rezultatai nežinau. Ką stebėti šį savaitgalį? Tai žinoma, referendumas Moldovoje. Atkreipkite dėmesį, tai yra referendumas apie Moldovos integracijos į ES lemtis, tikslas ir panašiai. 33% turi dalyvauti, kad įvyktų šitas referendumas. Žinia, Rusijos pasipriešinimas yra labai didelis šitam referendumui. Bus įdomu stebėti. Aš linkiu Moldovai, žinoma, sėkmės, nors rizikų tikrai matau dar daugiau. Kągi,
Šį penktadienį susitikinėsiu ir su moksleiviais, ir su Profadinio laimėtojais. Kitaip sakant, darbas tęsiasi, o jums linkiu šiltų ir saulėtų gražių dienų. Iki.